Statyboje laukiam. Ačiū. Proga iš tiesų neeilinė ir labai svarbi tiek Klaipėdos universitetui, tiek apskritai, sakyčiau, Lietuvos mokslo peizažui, sakykim taip. Nes Lietuva deklaruoja save kaip jūrinė valstybė, o jūrinė valstybė yra neįmanoma be jūros mokslo. Ir štai tuo tikslu mes šiandien pradedame laboratorinio korpuso statybą, kuris labai svarbus strateginių požiūrių jūros mokslams, labai svarbus strateginių požiūrių Klaipėdos universitetui ir visam regionui. Manau, kad šiandien mes esam liudininkai, kad žengiam dar vieną žingsnį, kad Lietuva taptų ir jūrinės ekonomikos valstybė. Nes turim puikų uostą, turim neužšalantį uostą, taip pat turim gražius paplūdimius, o norint, kad ta visa mokslo pramonės veikla vystytųsi sparčiau, tai šiandien mes esame liudininkai, kur tikrai dalyvaujam nepaprastai svarbaus objekto statybos pradžioje. Ir noriu pabrėžti, kad Lietuvoje yra 5 verslo ir mokslo slėniai. Ir šitas jūros slėnis, mokslo ir verslo slėnis yra pats kompaktiškiausias. Ir aš linkėčiau, kad šitas objektas būtų statomas taip, kaip buvo statomas suskystintų gamtinių dujų terminalas. Atsakingai, kokybiškai ir greitai. Ir aš manau, kad o šito objekto statybos buvo sukurtas suskystintų gamtinių dujų klasteris. Tai buvo pirmas žingsnis, kada pradėjo komunikuoti arba atsirado sinergija tarp verslo ir mokslo ir valdžios. Tai aš manau, kad šitas objektas kaip leis dar pagerinti studijų kokybę, atsiras tarptautinio mokslo tyriamieji darbai, taip pat ir tie specialistai, kurie jau yra pradėti ruošti energetikos sričiai, nes aš manau, kad mes jau galim šiandien didžiuotis, kad universitetas po terminalo statybos pradėjo ruošti specialistus, kurie kaip tik ir yra reikalingi Lietuvai tam tikroj energetikos ūkio srityje.